Sveiki, čia Maple Street Studio ir šiandien ant mano juodo BMW dėsim naujus ratlankius. Tai kaip matot, turim naujus Borbet ratlankius, prie jų taip pat naujas padangas, o dabar nieko nelaukiam ir varom susimontuoti. Tai ką, turim sumontuotus ratus, dabar galiu ir apie juos papasakot. Tai visų pirma, čia yra Borbet B SRP 18 pločio ET35, bet ant mašinos dėsim rastavkę, kaip ir prieš tai 10 mm, kad biškį išsineštų ir gražiau atrodytų. Tai dabar kodėl tokius ratus pasirinkau? Tai iš tikrųjų norėjau nusipirkti M Parallel Style Trim 7 kopijas, bet buvo tokia problema, kad nei viena ratų parduotuvė negalėjo jų iškomplektuoti, nes į komplektą eina priekis 8 J, galas 9,5. Tai kem 6 9,5 uždėti ten neperdarant arkų kažkaip yra ganėtinai sunkiai, arba turėčiau žiauriai strečiant padangą, bet čia jau gaunas tokia biški pornografija. Tai toliau žiūrinėjau tos ratus, pamačiau tos Borbetus, aišku, kaina nėra maža, bet žiauriai man jie patiko ir nusipirkau. Apie padangas trumpai, tai padangos vienos pigiausių, vien dėl to, kad nežinau, kaip bus gale su išvirtimu, nes su praeitų setupu reikėjo šiek tiek išversti ratus, kad nekliūtų. Dabar turim vienu matmeniu siauresnės padangas negu prieš tai, nes šiaip iš esmės visas setupas tas pats. Tai kaip sakiau, padanga siauresnė. Bandysim rytoj atstatyti suvedimą ir išvirtimą taip, kaip priklauso mašinai, kad nelaiptotų padangų ir žiūrėsim, tikėsimės, kad nerūbins. Bet ir šiaip su anuo setupu rūbindavo tik tais gerai pasikrovusi galą, tai šiaip žiūrėsim jau ateityje, spręsim, ar čia reikės suversti tos ratus, ar pakentėti, kai rūbins, ar žiūrėsim, žodžiu. Va, prie viso komplekto ratų gavau ir iš tikrųjų varžtus Borbet Original. Oho, nu čia yra tiesiog 20 varžtų, bet aš jų nenaudosiu, nes kaip ir sakiau, naudoju rastavkės šitam setupui, tai man jie biški per trumpi. Bet šiaip tai labai fainiai, kad vat prideda. Gal net nereiks to ožiuko. Iš tikrųjų vieną ratą jau prisimatavau, nes biški tridaliau dėl centrinės skylės. Ant kem 6 yra 72,56. O ant ratų dėžės buvo parašyta 72,5. Galvojau, blemba, man neužtilps, nes kažkaip dėjau rastavkę į patį ratą ir nejau uždėti tiesiog. Galvojau, blemba, čia reiks man su centrinė kažką daryti. Bet paėmė ir užsidėjo, aišku, ant kažkurio rato liko rastavkė, nes ten biški taip tight. Bet, žodžiu, viskas gerai, be reikalo pergyvenu. Biškį atrefreshinau stabdžius, nes yra toks vienas senas video mūsų, kur aš tipo dažiau suportus, bet ten nelabai gerai gavos, galiu pasakyti, nes blogom sąlygom dažiau ir tie dažai man atsilupinėja. Tai vos ne kiekvieną sezoną po biškį pamaliavoju tos suportus, kad gražiau atrodytų. Bet dabar toks dalykas, kad per tos ratus nelabai ir tie suportai matysis. Nebent kai važiuosiu, tada jo gal kiaurai švies. Va, ir dar kas durniausia, dėl ko aš išsigandau dėl tos centrinės. Kur čia yra... Žiūrint, šitų iš vis nerašo. Žiūrint, tuščia lentelė. Center bore nėra, ET nėra, LK nėra. Yra tik plotis ir dydis. Nu, blemba Borbetas, alio. Kas čia yra? Padangos, tarp kitko, jeigu kas norės ant 8 J dėti ir su Eibach Sportline, jeigu neklystu, pas mane spiruoklis. Tai va, 225 kem, 18, pasižiūrėsit video, pasakysiu, rūbina, nerūbina. Pabandysit. Bandom dėti, ne?
Dar vienas dalykas. Kaip matot, va yra Borbet originalūs ženkliukai, bet užsisakiau ir BMW. Tai pažiūrėsim, kurie geriau atrodys, tuos ir paliksim. Šiaip dar nepaleido. O, dar turėtų šiek tiek sužemėti. Šiaip parašyta dar ant ratų montavimo instrukcijos, kad po 200 kg reikia pervaržyti varžtus. Bliams tos lapukų kaip braižas, eina šikt. Gal paliekam vieną skardą, vieną gerą. Biški biterių galbūt. Kaip atrodo? Normaliai? Neatrodo maži tie ratai. Nes tipo, tas pats centras, tai jisai pakankamai mažas, bet labai ta lūpa didelė. Tai parašykit komentaruose, kaip jums. Ar ne per daug klasiški ratai ant Kem 6? Nors jau Kem 6 jau kaip ir klasika beveik. Tam dankratui yra kokį 10 metų mažiausiai. Kaip jisai dar gyvas? Nu, o, paliko rastavkę ramybėje. Gerai, palauk, kad čia nėra direction, aš jau tau uždėjau į tipo. Nėra, čiagi papigiai tos padangos, saniai. Aišku, gerai, nes padangos yra praeitų metų, bet beveik paskutinės savaitės, man atrodo. Nu, žodžiu, vis tiek guma tokia minkšta, sakyčiau. Bet aišku, jeigu man reikės tos ratus išverst, nu, tai man dėl to ir verta pasimti pigesnės padangas, nes tada nebus gaila. Nes anos tai laiptais išėjo ir viskas. O bliam, kiek gripo čia bus toj vietoj. Nu nieko atrodo visai. Man keistai dar tas atrodo, kad lyg ir turėtų centre būti dangtelis. Nes čia vat yra tokie išpjovimai, tie trikampiukai tokie, ne? Ir čia atrodo lyg ir norėtus, kad būtų pratęsimas, kaip pas BBS ten ir panašiai. Bet žiūrėjau Borbeto puslapį originaliam, tai nėra net nieko panašaus, nei abiejų, nei kažkur, nei su 3D atrodo, kas spausdina. Bet aš taip viliuosi, kad praeis keli metai, nes tas modelis dar, kiek suprantu, pakankamai šviežias yra. Ir praeis kažkiek laiko ir jie pradės gaminti dangtelius. Arba žmonės, kurie važinės su tais ratais, irgi sugalvos, nes dabar daug kas su 3D printeriu tiesiog atsispausdina ir labai gražiai atrodo. Tai va, kadangi garaže mažai vietos, tai dabar išvarau Kem 6, apsuku, įvarau kitą pusę ir pasikeičiam likusius du ratus. Tai va, visi 4 ratai uždėti. Šiaip atrodo gan įdomiai. Dabar neina to pilno vaizdo pamatyti, nes reikia iš toliau biškį pažiūrėti. Tai dabar yra tamsu, nelabai to vaizdo pamatysim, bet aš kaip tik rytoj ryte varau į suvedimą, nes dabar gale yra pilnai suversti ratai. Dėl to šiek tiek gal keistai netgi atrodo. Atrodo, kad norėtus dar rastavkių didesnių. Bet viską pamatysim kitą dieną ir tuo pačiu nusifilmuosim, kaip viskas atrodo lauke. Tai kaip matot, niekur neišvažiavom, nes turėjau biškį užsiėmimų su visu šituo setupu. Aišku, vėliau papasakosiu apie visus speksus, bet esmė tokia, kad dėjau kitas rastavkis, nes biškį kažkokie neatitikimai yra. Bet čia, kaip sakiau, dabar neišsiplėsiu. Vienas dalykas, ko mes gan ilgai laukiam, tai centrinių ratų dangtelių. Tai dabar pabandysim juos užsidėti ir pažiūrėsim, kaip atrodys. Nu va, tokie ir dangteliai. Viskas čia paprasta. Aišku, ne originalas, nes originalas 20 kažkeli eurai vienas. Biški gal brangus, sakyčiau. Bet šitie irgi neblogai turėtų atrodyti.
Ai, bliam, jau išsigandau. Galvojau, kodėl jie tokie baisus. Pasirodo, yra lipučki. Aišku, gražiai nulupt neina ant kameros, kai visą laiką. Yra klausimėlis. Kaip išimti centrinį ratų dangtelį, nesubraižius seno ir nenuėmus rato. Turi tokį traukiamą įrankį. Tai šiaip yra įlenkimo male, bet reikia išbandyti. Nu, diametras tinka. Opa! Gerai. Nu, va, niekas nesusigadino. Žiūrėk, čia tipo BMW ženkliukas yra. Original equipment, bet čia Lexus. Nežinau. Gal net netinka jisai, aš šiaip nežiūrėjau. Bemba kol kas tai lievai atrodo. What the fuck? Čia tas sukinėjas. Nu jo. Nu, žodžiu, bandau dėti. Opa. Ai, žiūrėk, nebesisuka gerai ir. Nu kaip atrodo. Bet kažkoks padėlkinis, eiktų, na. Nu šitie daug geriau atrodo. Nežinau, ką tu sakai, operatorius, dėt visus tipo. Ar čia man vienam taip atrodo. Nu aš tuos pirkau irgi tipo neoriginalius. Nu čia blemba, bent ženkliukas kaip ženkliukas. Gražu žiūrėt, kai yra original. Gal reiks rimtai tos originalius BMW užsisakyti? Gal jie biški geriau atrodys? Nežinau, dar reiks pagalvoti. Sušikti kinietiški ženkliukai. Gal jie tokie ir turi būt, gal tiesiog jie nelabai limpa prie tokių ratų, nes pats centras įdubęs ir dar tą ženkliuką tokį čiut įdubus įdedi, gaunas biški keistai. Nu, aš dabar, kai žiūriu, tai normaliai atrodo. Primena BBS-us dabar jau, o ne Borbet. Žinai, nieks ir nepasakytų realiai, kokie čia dabar ratai, tie, kurie nežino. Sakytų, ai, tai čia kažkurie BBS-ai, nes, nu, tipo, mešas ir... Vaizdelis kaip ir yra. Šiaip atrodo, kad net patys ratai pasikeitė, kai ženkliuką pakeičiau. Dabar, kaip ir sakiau, nelabai kas pasakytų, kad čia Borbetai. Nu, bet žodžiu, paliksim dabar taip kol kas. Nu, nes kam aš pirkau tos ženkliukus tada. Šiaip gal ir nieko atrodo, nu nežinau, parašykit komentaruose, kaip jum. Ar su Borbet ženkliukais, ar su BMW, o gal turit kažkokį kitą pasiūlymą. Gal esat netgi įsigiję tokius ratus ir jau pasidarėt su 3D tokį dangtelį, kuris pratęsia šitos stipinus. O tas būtų įdomu. Bet čia ateityje pažiūrėsim. Dabar, kas mums liko iš tikrųjų, tai turbūt pasivažinėt ir pažiūrėt, kaip tie ratai atrodo, kai jie sukasi. Tai va, grįžom iš pasivažinėjimo, dabar norėčiau aptart grinai viską apie šitą video, apie ratus grinai. Tai ko nepapasakojau iki galo, tai dėl rastavkių. Buvau užsidėjęs rastavkės pačioj pradžiai, kaip matėt, 10 mm. Bet kas keista, kad tie ratai stovėjo gan sulindę į vidų ir aišku, vėliau už kadrą pasibandžiau užsidėti 15. Tai su 15 vaizdas geresnis. Tai nusprendžiau užsidėti į priekį 15, o į galą 16 mm rastavkės. Tai iš varžtų sriegių užteko, ratai prisisuko, viskas liuks, išsinešė tiek, kiek norėčiau. Tik vienintelis dabar klausimas, tai dabar kurie ratai blogai speksus užrašė, ar anie hakseriai, ar šitie Borbetai, nu greičiausia, kad hakseriai. Nes šiaip, kaip ir sakiau, išmeros identiškai tos pačios, 18, 8J, AT35. Bet jeigu atsimenat, hakseriai buvo su 10 mm rastavkę gan stipriai išnešti.
Dabar skiriasi tai tik tai padanga, kaip ir sakiau, per vieną matmenį siauresnė, 2.15, 3.5, jeigu neklystu, toj dar pasitikslinu. 2.25 kem, sorry. Tai ten buvo pas mane 2.35 kem, dabar yra 2.25 kem. Tai va, jeigu kas nors norės tokius ratus dėtis ant kem 6, tai va, pasakoju viską dabar iš eilės. 2.25 kem padanga, 8J ET35, gale 16 mm rastafkė, prieki 15. Suvedimas, tarp kitko, va, suvedimas atstatytas taip, kad neėstų padangų, nei biški nesuversti ratai, žodžiu, viskas tokas. Nebuvau į galą dar kažko žiauriai pasikrovęs, bet važiavau per žiauriai didelius kalniukus ir ant gero greičio, tai nieks nerūbina, kol kas, viskas ledas. Tai va, aišku, toliau žiūrėsim, kaip čia jausis su tais ratais, kaip gal visgi klius, gal pasikrausiu stipriai į galą ir gal šiek tiek rūbins. Bet dar vieną dalyką, ką noriu pabrėžti, tai kad pas mane yra kantelis nupjautas. Jau senai, kai pirkau hakserius, išsipjoviau kantelį. Išsipjoviau, užsitepiau ten hermetikais, visokiais rūdžių surišėjais, kad nesurūdytų ir viskas yra va. Tai va, šiaip ratais esu patenkintas, įdomus tas vaizdas, šiaip akis dar turi priprast. Toks, neeilinis vaizdas, sakyčiau, įdomu ir kad tas centras išdubęs ir kad šitas mešas yra šiek tiek išlindęs nuo lūpos, bet šiaip iš esmės labai gražiai, pamatysit va, per video jau matėt, kaip atrodo besisukantis, tai viskas labai fainiai, o mes šitoj vietoj video ir užbaigsim. Čia buvo Maple Street Studio, kam patiko būtinai paspauskit like, nepamirškit užprenumeruoti mūsų kanalą, taip pat užeikite į mūsų Instagram, o mes susitiksim kitose video. I've been making moves and they hard to tell. Acting, yeah, I did it, I don't kiss and tell. Any hatin', I'ma wish him well. Got it out the mud, but I never dwelled up. If she ran away, I don't